Sveiki, mėlyjeji! Tęsiame laidų ciklą Lietuvos miestas Panevėžys ar pažįstamas. Šiandieninė mūsų tema – nuo garinio malūno iki regiono miltų pramonės lyderės titulo. Štai dabar ir pažiūrėsime, ar teisingai dainuojama toje vaikiškoje dainelėje apie ežio malūną, kai jiems akis uždulkėjo, akinius jie užsidėjo. Eime? Grūdo kelias malimo prasideda nuo užkelimo grūdų. Kadangi malūnas teikia paslaugą, yra svarstyklės, žinot grūdų svorį, žmogus atvažiavęs grūdai pasveriami, čia yra jau pasvertyje, todėl dedame į keltą arba liftą taip vadinamą ir grūdai kils į antrą aukštą, kur prasideda malimas ir baigėsi malimas. Ten jau grūdai pilami ir gatava produkcija priimama. Pilame grūdus į krepšį, iš kurio grūdai keliau žemyn ir Norijos pagalba bus pakelti į trečią aukštą, pereis valomoje, grįž per šatravimo mašiną ir tada pateks į valcus. Dabar per tokį primityvų, vadinamą jušką, dozavimo įrenginį, paleisime grūdus į Noriją. Truputį didelis rautas, truputį mažesnį ir mūsų grūdai byra žemyn. Norijos pagalba kils aukštinį į trečią aukštą. Ateina pas mus į viršutinį sietą grūdai. Prasivalo stambios šiukšlės, krinta ant vidutinio sieto. Grūdas, kuris pereina vidutinį sietą, yra jau geras, tinkamas malimui. Krinta ant smulkiausio sieto, iš jo iškrinta smulkios piktžolytės. Ir štai dabar mes turim jau valomąją prasijotą grūdą. Ir va štai ką randame grūduose. Ir stambių šiaudų varpų, ir smulkių. Ir va jos yra išvalomos ir švarus grūdas krinta į šatravimo mašiną. Šatravimas yra grūdų nušveitimas. Grūdai ateinantis iš valomosios atvalyti nuo šiukšlių yra nušveičiami. Tai yra šito įrenginio pagalba. Apatinė dalis ištieta akmens masė, sukasi plieninės mentys. Grūdus trenkia į akmenį ir apšveičia viršutinį grūdo sluoksnį. Tai Vitalijos ir Jono Plučių malūnas Ramygaloje, vienas iš 2 Lietuvoje besipuikuojantis tautinio paveldo sertifikatu. Beje, sertifikuotas ne tik malūnas, bet ir malūnininkas, nes jo pasakojimai verti dokumento, liudijančio apie aukščiausią kompetencijos lygį. Taigi šis malūnas Panevėžio rajone statytas 3 savininkų – Arieškos Masioko Variakojo 1929-aisiais, vadintas Armava, sovietmečiu 1956-aisiais nacionalizuotas, dar nė karto, nė trumpam nebuvo nutilęs. Kaip pradėjo grūdą malti prieš 84 metus, taip savo misiją tebevykdo iki šiol. Visai kitoks likimas ištiko Panevėžyje buvusius malūnus, nors malūnininkystė teigiama miesto pramonės istorijoje viena seniausių šakų, ypač suklestėjusi po Pirmojo pasaulinio karo, atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę. 20-ojo amžiaus 3–4 dešimtmetyje Panevėžys tapo vienu pagrindinių grūdų malimo centrų Lietuvoje. Tuo metu Panevėžyje gyveno apie 20 000 gyventojų ir pagal tautinę sudėtį tai daugiau nei pusė gyventojų gyveno lietuviai, apie 53%. Didelę dalį gyventojų sudarė žydai, jie sudarė 35% gyventojų. Likusioji dalis tai buvo lenkai, rusai, Latviai, vokiečiai, šiek tiek vokiečių. Tai va, toks buvo mūsų miestas, kai jame gyveno mūsų seneliai ir proseneliai prieš 70–80 metų. 1931 metų duomenimis Panevėžyje veikė 4
garo malūnai, 3 motoriniai malūnai ir 2 vėjo malūnai. Jeigu žvilgterėtume keletą šimtmečių atgal į pačią pradžią, kada prasidėjo Panevėžy kurtis malūnai, tai galime prisiminti Lietuvos valdovo 1503 metų raštą, kuriame jau minima, kad tarp Lėvens ir Nevėžio upių stovėjo malūnas. Tikėtina, kad tai buvo vėjo malūnas, kadangi ilgus metus tvenkti Nevėžio upę buvo draudžiama ir vandens malūnai prie Nevėžio, Panevėžyje ėmė kurtis tik tai šiek tiek vėliau. Žinoma, kad vandens malūnas Panevėžyje įsikūrė 17 amžiaus pabaigoje arba 18 amžiaus pradžioje. Jau 19 amžiuje tai buvo stambus, svarbus malūnas ir miestui davė didžiausias pajamas. Ir 19 amžiaus 7-8 dešimtmečiais miestui duodavo daugiau nei 1500 rublių pajamų šis miesto malūnas. Žinoma, kad 1884 metais malūnas sudegė, tačiau netrukus buvo atstatytas, jame įrengta garo mašina, bet jau 19 amžiaus pabaigoje šis miesto malūnas vis mažiau turėjo reikšmės, kadangi aplink miestą ėmė statytis daugiau malūnų, taip pat atsirado malūnų daugiau ir Panevėžyje, taigi miesto malūnas senasis, pirmasis prarado tokią savo reikšmę ir nors 20 amžiaus pradžioje jisai buvo dar rekonstruotas, tačiau vėliau kurį laiką jau neveikė ir statant Laisvės tiltą 1925 metais miesto malūnas buvo išardytas. Smėlynės gatvėje stovėjo modernus akcinės bendrovės Hazeno malūnas. Vėliau jisai įgavo Varpos pavadinimą. Stovėjo labai tokioj gražioje vietoje priešais Laisvės tiltą ir taip pat priešais Petro ir Povilo bažnyčią. Dėl to muziejuje saugoma ne viena fotografija, kurioje vaizduojama šis malūnas ir iš vienos pusės ir iš kitos fotografuotas. Ir viena tokia labai graži, tai fotografo Patamsio fotografija, fotografuota pavasarį tirpstant Nevėžyje ledams. 19 amžiaus pabaigoje malūninkystės plėtrai Panevėžyje ypatingai turėjo reikšmės nutiestas geležinkelis per Panevėžio miestą. Ir 1873 metais nutiesus geležinkelio Radviliškis Daugpilis atšaką, aišku, tai turėjo didelę įtaką malūninkystės plėtojimui ir tuometiniai verslininkai, kaip ir šių dienų verslininkai, buvo sumanūs ir gabūs ir atsiveždavo iš Ukrainos labai aukštos kokybės grūdų, matyti, ten ir pigiau ir nupirkdavo. Čia miesto malūnuose juos sumaldavo ir parduodavo kaip aukštos kokybės miltus, veždavo juos parduoti į Latvijos miestus, Latvijos uostus, tai yra į Rygą, į Liepoją, veždavo į Sankt Peterburgą, į Maskvą, į Varšuvą. Taip pat buvo dar toksai būdas, kad atsivežtinius grūdus iš Ukrainos maišydavo su vietiniais grūdais, juos sumaldavo ir parduodavo kaip irgi aukštos kokybės miltus, veždavo į kitus didžiuosius miestus parduoti Rusijos. Betgi grįžkime į Ramygalą. Pats metas žvilgterėti, kas byra į tuos surikiuotus maišus ir kodėl miltai skirstomi į rūšis, o šių nesupainiosi ne tik dėl spalvos. Dabar galime pamatyti, kaip iš tokio grūdo štai, kada jis pereina malimą volais, kokią turime masę. O štai yra rupiai malti rūpus, kurie sietų pagalba bus atsijoti į rupius manus, smulkius manus, antrokus miltus, o rupumą smulkins toliau antri valsai. Ateina iš rezervaro, arba taip čia senoviškai bunkerių vadinamo. Čia jau ateina masė, kuri praėjusi sietus yra atsisijojusi rupumas. Bet šitam rupume yra dar ir
manų kruopų, sėlenų yra, todėl volai yra jau stipriau spausti, su mažesniu tarpeliu, smulkiau refliuoti ir yra dar susmulkinama. O jau perėjus gaunama masė smulki, sėlenos yra ištrintos, taip vadinamos, ir sėtų pagalba bus atsijota. Labai smulkus manai, smulkios sėlenos, rupios sėlenos ir pirmokai miltai. Yra diržas su kaušiukais, semtuvėliais, kuris visą laiką juda ratu, sema valsais smulkintą masę maltą, kelia į sėtus trečiam aukšte. Čia yra pirmi valsai, yra atėjimas nuorijos pagalba ir perėję įsiskirsto į 4 rūšis pagal smulkumą. Ir vat iš pirmų valsų grūdų, taip malūnininkų terminų vadinant draskymo, gausime rupius manus, smulkius manus, dulkė bus antrokai miltai atsisijos, o rupumas, tai yra grūdo gabaliukai su sėlenom, eis į antrus valsus, kurie bus smulkinami į taip vadinamai sėlenų ištrinimas vyksta ir tada va turėsime produkcijas. Jau turėsime rupės sėlenas, smulkės sėlenas, dulkė eis į pirmokus miltus ir labai smulkus manai. Paruošti pirmais, antrais valsais manai mums yra reikalingi malti aukščiausią rūšį. Aukščiausia rūšis yra malama iš manų. Pasižvalgykime po Panevėžį, Malūnų miestą. Taip sako muziejininkai, jis vadintas iki tol, kol jį aplenkė teatras, kol neatvyko čia tiesiai iš Paryžiaus ambicingas režisierius Juozas Miltinis, netrukęs sukurti ir savo asmeninę, ir teatro legendą. Na, o kol kas Aukštaitijos sostiniai priklauso grūdų malimo centro titulas. 1931 metų duomenimis Panevėžyje veikė 5 dideli pramoniniai malūnai. Stambiausias malūnas tai buvo Lietukio malūnas, veikęs Kranto gatvėje, pastatytas 1927 metais, tai buvo didelis 5 aukštų pastatas, čia buvo dirbama 3 pamainomis ir per parą sumaldavo net 4 vagonus grūdų. 1939 metų duomenimis šiame malūne dirbo 50 darbuotojų, tai yra 11 tarnautojų ir 39 darbininkai. Ir tai buvo pirmas automatinis malūnas Lietuvoje ir toks didžiausias malūnas ne tik Lietuvoje, bet ir visame Pabaltyje. Paėjėkime Kranto gatve. Maždaug šioje vietoje, kur dabar stovi daugiaaukštis gyvenamasis namas, grūdą malė Lietukio malūnas. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, 1944 metais vokiečiai pasitraukdami susprogdino miesto pagrindinius objektus, susprogdino ir malūnus ir būtent neliko ir Lietukio malūno. Jeigu eitume toliau Kranto gatve, mes prieitume dar 2 buvusius malūnus. Tuo metu, jeigu eitume prieš 80 metų Panevėžio Kranto gatvę, prieitume dar 2 malūnus. Taigi Kranto gatvėje iš viso stovėjo 3 malūnai. Ženkime toliau. Pro Lenkų gimnaziją. Dešinėje Kranto gatvės pusėje Rubinšteino malūnas. Tai caro laikais pastatytas malūnas. Tarpukarį tai irgi taip pat buvo didelis pramoninis malūnas. Per parą sumaldavo net 2 vagonus grūdų. Ir kadangi po Antro pasaulinio karo Rubinšteino malūnas buvo mažiausiai sugriautas, taigi tarybiniais metais jisai buvo nuspręsta, kad būtent reikia buvusį Rubinšteino malūną atstatyti ir būtent iš tų visų 5 pramoninių malūnų buvo tarybiniais metais atstatytas buvęs Rubinšteino malūnas ir tenai sovietiniu laikotarpiu veikė malūnas visą laiką ir 1992 metais jisai Malsena išsikėlė Janonio gatvę, o tenai įsikūrė gražioje vietoje prie Senvagės centre miesto, įsikūrė prabangus viešbutis ir restoranas Romantik.
Toje pačioje Kranto gatvėje, tik jau arčiau upės, buvo dar vienas cariniais laikais statytas malūnas. Maždaug toje vietoje, kur dabar buvęs elektrotechnikos gamyklos pastatas. Be paminėtų 3 malūnų, didelių malūnų Kranto gatvėje, dar 2 malūnai stovėjo taip pat miesto centrinėje dalyje, tai yra Ukmergės gatvėje. Ten stovėjo malūnas Jakor arba Inkaras, įkurtas taip pat cariniais laikais. Jo vieta buvusi priešais dabartinį centrinį turgų, kur yra dabar Maksimos parduotuvė. Tai būtent ten stovėjo Jakor malūnas. Po Antro pasaulinio karo tarybiniais metais toje vietoje buvo atstatytas siuvimo fabrikas Nevėžis. Ir 5. didelis pramoninis Panevėžio malūnas stovėjo netoli Laisvės tilto, priešais Šventų Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią. Tai buvo Hazenų malūnas ir šis malūnas, kadangi tokioje centrinėje vietoje priešais bažnyčią, tai yra išlikęs ne vienoje senojoje Panevėžio miesto fotografijoje ir saugomoje mūsų muziejuje. Yra fotografuota ir iš vienos Nevėžio pusės, ir fotografuota taip pat iš bažnyčios bokšto, taigi matosi visi Hazeno malūno pastatai ir miesto panorama. Ir jeigu apie senuosius miesto malūnus tenka kalbėti būtuoju laiku, tai Ramygalietis Jonas Plučius, malūnininkas iš pašaukimo, tiesiog mėgaujasi tuo, kas ūžia, džeržgia, girgžda po jo triaukščio raudonų plytų pastato stogu. Štai čia yra kelto mechanizmas, kuris yra nesudėtingas, bet patikimai ištarnavęs nuo 30 metų malūno. Ir štai dabar galim pamatyti jo veikimo principą, kuris yra labai toks primityvus, egzotiškas, medinių svertų pagalba. Štai dabar, jeigu aš noriu važiuoti su keltu žemyn, pažvelkite į tą rytę. Aš patrauksiu nestipriai virvę, vienas svertas paveiks kitą ir pakels rytę. Dabar rytė atsileidžia iš medinio stabdžio ir keltas važiuoja žemyn. Taip. Jeigu dabar aš tempsiu virvę stipriai, daugiau pakelsiu rytę, ir rytė bus sujungta su diržu, kurį suka transmisija iš 2 aukšto ir mūsų keltas pradės važiuoti aukštyn tada. Ir taip patikimai veikia keltas, kuris gali pakelti iki 250 kg svorio. Bet šiame malūne yra viskas laimingai, niekas nėra išparceliuota, taip sakyti. Štai palubiai, skliautė beveik, sukasi rytės, arba škyvai taip pat vadinami, diržai nuo transmisijos mažosios veda Noriją. Norijos neturi atskirų variklių, eina nuo bendros transmisijos, kuri yra 19 amžiaus klasika. Yra dar originalus švediškas diržas, išlaikęs tiek metų, bet išvargęs, trukinėjantis, todėl yra keičiamos Norijos, bet jos lėtu greičiu sukasi ir ilgai tarnauja. Na, o Panevėžyje tarpukariu be didelių stambių pramoninių malūnų veikia ir 5 ūkiniai, laukia iš aplinkinių kaimų ūkininkų suvežamų grūdų. Vilniaus gatvėje iš dvarininko Kaizerlingo pirktame ūkinėme akmens mūro pastate veikė Mikšiui priklausęs malūnas. Jis vadinosi Pirmyn. Taip pat malūnas ir lentpjūvė veikė Šermukšnių gatvėje. Įmonė buvo įsteigta 1937 metais. Kiti 3 malūnai buvo vėjiniai, tai 2 iki šiol stovintis Ramygalos gatvėje. Jie statyti maždaug vienu metu. Tai yra 19 amžiaus 8-9 dešimtmetyje. Malūnas, kuris yra šiuo metu rekonstruojamas, tai priklausė malūnininkui Pranskūnui,
O malūnas, kuris yra Žemynos pagrindinės mokyklos teritorijoje, priklausė malūnininkui Biežiui. Šie malūnai dar veikė ir tarybiniais metais, o paskui buvo uždaryti. Pušaloto gatvėje veikė trečiasis vėjinis malūnas, priklausęs Berkevičienei, uždarytas taip pat jau sovietiniu laikotarpiu, tai yra 20 amžiaus 6-metyje. Veiksmas sodiečių pamėgtoje vietoje malūne, į kurį ruošdavosi kaip į savotiškas labai reikšmingas apeigas, vykdavo kaip tik taip, kaip pasakoja malūnininkas Jonas. Dabar vyksta valomosios valymas, kadangi baigėsi grūdai, sietai turi būti švarus, yra išvaloma prieš stabdant valomoje. Taip yra sustabdoma valomoji. Numetamas diržas, kad jinai neduotų bereikalingo triukšmo ir nediltų. Taip, čia įsimalymą. Rodo, kaip įsimala malūnė sėlenos. Viskas žiūrima. Sėlenos turi būti be miltų, be manų kruopų, todėl visą laiką stebimas. Iš rankos ir iš akies, kaip sako, juokaujam. Viską rodo sėlenos įsimalymą. Kada pradeda byrėti miltai, jie, kadangi byra iš tuščių sietų, yra duodama įsibėgėti miltam. Kadangi iš tuščių sietų gali ateiti ir tamsesnių miltų gali, o todėl yra miltų perėmimas, taip vadinam. Iškalam auliuką prieš kabinant gerą maišą. Miltai byra, tie miltai yra pirmieji ir antrieji pradedant malt. Jie niekur nedingsta, paskui permalami praštesnę rūšį. Byra smulkesnės selenytės ir jas jau toliau į aukščiausią rūšį nepilam. Pilame, tik tai yra tokia rūšis, štai čia pasienyje, byra nepersimalę manai. Va tuos grąžiname į valcus, štai jie jau yra balti, jau jie bus malami toliau. Iš jų bus aukščiausia rūšis malama. O čia miesto pakraštys. Pramoninis, kaip įprasta sakyti, rajonas. Jei drįstume teigti, jog tai malūnas, būtų tik dalis tiesos. Taip, iš Kranto gatvės prieš kelis dešimtmečius jis išsikėlė ir kūrėsi šiame komplekse. Keitė ne tik buvimo vietą, bet ir pavadinimą. Dabar čia akcinė bendrovė Amilina. Viena lyderiaujančiųjų Europoje kviečių krakmolo, glitimo ir kviečių glitimo pašarų gamintoje. Neabejotina miltų pramonės lyderė regione. Taigi visiška netiesa, kad Panevėžys ilgainiui prarado galimybę su pasididžiavimu vadintis malūnų miestu. Ir jei pramonės objekto cechose grūdui dabar nutiesti greitkeliai anaiptol neprimena tų primityviųjų, kaip prieš kokį 100-metį, pasidžiaukime, kad ne per toli nuo Panevėžio Ramygalos mieste jo kelias dar neužžėlė užmarštie žolė. Jis toks pat, stulbinančiai tikras. Turim atsarginę girną ir turime dabar va sumontuotas. Šitos yra veikiančios nuo pat malūno pradžios, kaip juokauja mūsų malūno girnos. Štai šitos girnos yra neeksploatuojamos jos. Jos buvo pastatytos, kada susitvėrė kolūkiai ir neturėjo malūnų. Šitom girnom maldavo kolūkiam pašarinius miltus. Čia prie kiekvienų girnų pamatysit kraną. Kadangi reikia girnas nukelti ir iškalti, kad jos turėtų griovelius, todėl yra šitų žirklių pagalba, yra skylės, girnas suimama, sukant viršutinį varžtą pakeliama ir kur reikia atvežama. Tada girna yra perverčiama ant tokio stovo. Irgi, kur malūnas dirba su girnam, jūs pamatysit tokį stovą. Paguldama ir specialių plaktukų pagalba yra
statinami, o kiti yra nuožulnami, kad girna trauktų ir gerai maltų. Štai yra veikiančios girnos, kad kas neiššoktų naktį, esu padaręs groteles jom, kad jos būtų uždengtos. Va, o čia jau dabar galite pamatyti ir akmenį. Apatinis akmuo nejuda, yra sukamas viršutinis akmuo. Yra kaištukai ir pleištukai. Ką daugiau pleištuką užkišame, tuo mažiau patraukia virvutes ir vežimėlį pakelia, mažina tarpą, grūdai lėčiau byra. Pleištuką daugiau atidaroma ir yra bėrėjimas stipresnis. Yra skylė kaip inkelė padaryta, kad visus grūdus galima būtų iššluoti, iškasti. Yra dėl to padaryta. Dabar yra, kada girno malama, daug kas stebisi, labai įdomų dalyką turim. Pradėjus malti girnom, akmenys yra suleidžiami. Ir suspausti akmenys be grūdų negali suktis. Pradės degti ir pridegs. Todėl yra padaryta. Užpilimo aulė telpa 2 maišai. Apatiniai daly telpa 1,5 maišo. Ir štai dabar šita yra diržiukas, atidaro aulo apatinę dalį. Iš aulo grūdai byra. Ir kada jau aulas lieka tuščias, yra užsegama, grūdai byra toliau, o jau kas laukia malti, yra beldžiama, kad žmogus užpiltų. Kada vieno baigėsi malimas, staigiai atidaroma, paleidžiami grūdai ir girnos toliau be perstojo sukasi. Nereikia reguliuoti ir nedeginami akmenys. O pavyzdžiui, salyklas alui malamas kada. Jau turi būti tarpas, kad nesumaltų smulkiai. Taip ir va toks primityvus yra rupumo reguliavimas. Dėkojame žiūrėjusiems ir viliamės, kad akinių neprireikė, nors mes iš malūno išėjome ir pražilę, ir apžlibę. Atsisveikiname iki kito susitikimo, kuris vadinsis Misija Lietuvos cukraus fabrikas.